panowie, przeczytam bardzo znany wiersz Zbigniewa Gerberta Raport z oblężonego miasta w przekładzie litewskim. Zresztą przekład ten został wydrukowany w Wilnie w języku litewskim w czasie oblężenia wieży telewizyjnej, które było takim tragicznym prologiem do niepodległości Litwy. No także więc wiersz został niejako emblematyczny także i dla kultury litewskiej. A brzmi to tak. Pranešimas iš apsupto miesto. Per senas griebtis ginklo ir kovoti kaip kiti, iš malonės gavau antraeilę istoriko rolę. Rašau apie apsiaustį, pats nežinodamas kam. Reikia tikslumo, tačiau neatsimenu, kada jie pradėjo veržtis. Prieš 200 metų gruodžio, rugsėjo mėnesį, vakar, auštant, šižiniai vienas seniai nebejunta laiko. Mums liko tik tai vieta, tik meilė vietai, yra tik šventovių griuvėsiai, sodų, namų fantomai. Jeigu neteksim griuvėsių, neliks jau nieko. Rašau kaip moku, savaičių ritmas nebesikeičia. Pirmadienis, maisto atsargos baigėsi, pinigų virto žiurkė. Antradienis, miesto merą nušovė nežinomi teroristai. Trečiadienis, vyksta dėrybos, mūsų atstovai jau suimti. Nežinom, kur jie dabar, kitaip sakant, kur juos kankina. Ketvirtadienis, cinamonų pirkliai siūlo nedelsiant kapituliuoti. Po audringų ginčų dauguma nubalsavo prieš. Penktadienis, pirmosios maro aukos. Šeštadienis, nusižudė NN atkakliausias gynėjas. Sekmadienis, nebėra nei lašo vandens, atlaikytas rytinių vadinamųjų vienybės vartų puolimas. Žinau, visa tai monotoniška, niekam nerūpi. Vengiu pastabų, susilaikau nuo jausmų, aprašau tik faktus. Rodos tik faktai turi vertės užsienio rinkoj, bet šiek tiek išdidžiai norėčiau pranešti pasauliu, jog per karą mes išauginom naują rūšį vaikų. Jie nemėgsta pasakų, žaidžia sušaudymus, dieną naktį sapnuoja sriubą, duoną ir kaulus, lygiai kaip šunys ir katės. Vakarais aš mėgstu klajoti ties miesto riba, ten, kur baigėsi mūsų abejotina laisvė. Žiūriu iš viršaus į karių skruzdėlyną, liepsnojančios laužus, klausausi būgnų dundėjimo, barbarų riksmo. Iš tikrųjų keista, kad miestas dar laikos. Apsiausis užtruko, priešai be abejo keičias. Teturi tiek bendro, jog trokšta mus išnaikinti. Gotai, totoriai, švedai, Ciesoriaus armija, Taboro kalno pulkai, kasgi juos suskaitys. Vėliavų spalvos kitėja, lyg miškas akiračio juostoj, švelnutis paukščio geltonės pavasarį, paskui žaluma, rudumas, paskui tik žiemos juodybė. Ir taip vakarais, kada nebelieka faktų, galiu pagalvoti apie tolimą praeitį, tolimus daiktus. Pavyzdžiui, mūsų bičiulius už jūrų marių, žinau, jie nuoširdžiai kenčia, siunčia miltus, maišus užuojautos, siunčia lašinius, patarimus ir net nebežino, jokiai anuomet mus išdavė jų tėvai, mūsų buvę bičiuliai antrosios apokalipsės metais. Sūnus neatsako už tėvą, jam reikia dėkoti, taigi dėkojam. Jisai juk nežino, ką reiškia apsiausties amžinybė. Tas, kurį ištiko nelaimė, visada lieka vienas, Dalai Lamos gynėjas, kurdas, afganų kalnietis. Dabar, kai rašau šios žodžius, atkakliųjų būrį truputį viršyje linkę susitarti su priešu. Kągi nuotaikos mainos, likimas dar vis neaiškus. Kapinės plečias, gynėjų skaičius mažėja, bet mes tebesiginam, ginsimės lygi galo
Ir jei miestas išnyks, bet paliks bent vienas, jisai nešis miestą tremties keliais savyje, jisai bus miestas. Žvelgiam į bado akis, į gaisro akis, į mirties akis ir į visų blogiausias išdavystės akis ir tik mūsų sapnų neįstengs pažeminti niekas. Teraz dwa moje wiersze w przekładach polskich. Przekład Stanisława Baranciaka, pierwszy wiersz, to już 20 lat temu dedykowany RK. RK to Ramūnas Katilius, mój wieloletni przyjaciel, także bardzo bliski przyjaciel Józefa Brodskiego, fizyk litewski, którego 10 dni temu pochowaliśmy. Wiem tylko, że minęło ściślej właśnie mija nasze czarne stulecie. Być może nie bardziej czarne niż parę innych, lecz z większym rozmachem. Było logiczne. Ciała przemienialo w cyfry, duszę mello, gnoilo, obracało w nic, by rozum mógł świętować triumf. Wilcze doly maskowało nadzieją. Przyznajmy skutecznie. Zamyslom pychy służył system krematoriów. W sąsiednim kręgu śpiący pod kamienną gwiazdą lodowy bezmiar. Wagon za wagonem knął zdyszany wielkie nie na zachód i na północ. Ale nic nie trwa wiecznie. Pomniki imperiów leżą w blocie, gdzie lopuch i ciepliwy oset. Zamilkły megafony, rozpada się granit. To kraj naszych narodzin. Dziś, gdy go rzucamy, nie śmiemy się obejrzeć, jak niegdyś Orfeusz. Co nam towarzyszyło? Ironia, cierpliwość, rzadko odwaga. Częściej niejasne poczucie, że się zrobiło znacznie mniej, niż należało. Ta próchniejąca wina czy grzech, który Bóg odpuści nam, lecz dzieci nam go nie przebaczą. To był nasz wybór. Ale umieliśmy przecież mimo wszystko przyjmować też dar gorzkiej prawdy. Nie slawić śmierci, z-ponad torów i betonu wypatrywać aniołów, kochać, włączać lampę w bibliotece, nazywać po imieniu dobro i zło, czując, jak trudno jest dostrzec różnicę. Starczy nam chyba tego na wędrówkę mrok. I inny krótszy wiersz w przekładzie Zbigniewa Dmytrocy, no wiersz zupełnie niedawny i niestety jakoś aktualny. Przerwa nie trwała długo, lecz po wielu latach niewoli wszyscyśmy sądzili, że nigdy się nie skończy. Przyjaciele dzielili się rymami i bawili. W szkole był wszechobecny duch mądrości. Pod arkadami fletu dźwięczne tony. Na rynkach skoro świt, mrowie ludności i mnóstwo przypraw wiozły galeony. Kolory, mozaik radowały oczy i nęcił owoc dojrzały na słońcu. Ale wyśmiani, szaleni prorocy po raz kolejny mieli rację w końcu. Od huku stali, aż się trzęsie pokój, czernieje niebo, fale groźnie szumią, zgaś świece i porządnie drzwi zablokuj, za progiem Kaligula w parze z Dżumą. Dziękuję.